Viena jų dalinama medžiaga mane ypač neramina. Tai gender meduolio žmogus. Mokoma, kad lytis gender yra spektras, kuriame gali pasirinkti, kuo nori būti. Vieną dieną gali būti moterimi, o kitą dieną gali jaustis, kad esi nei moteris, nei vyras. Atvirai kalbant, tai kelia sumaištį. Tai psichikos prievartavimas. Mes išbalansuojame vaikų suvokimą apie jų tapatumą. Sakyti kam nors, kad jis gali pasikeisti lytį, yra didžiausias melas. Aš gyvenau kaip Laura Jensen 8 metus. Pats patyriau, kad biologiškai yra visiškai neįmanoma pakeisti vyro į moterį. Mano gyvenimas buvo visiškai sugriautas. Medicinoje yra sritis vadinama specifinė lyčių medicina. Ar žinote, kad yra moteriški ir vyriški inkstai, vyriškos ir moteriškos širdys? Jeigu yra moteris, kuriai reikalinga inksto transplantacija, jai bus geriau, jeigu gaus inkstą iš moters, nes vyro inksto kiekviena ląstelė turi Y chromosomą. Išrašydami vaistus dabar atsižvelgiame, ar pacientas yra vyras ar moteris, nes jų reakcija į vaistus gali skirtis. Vaikų skatinimas naudoti lytinio brendimo blokatorius, priešingos lyties hormonus, atlikti luošinančias operacijas padidina riziką, kad jiems suaugus išsivystys aukštas kraujospūdis, insultas, infarktas, vėžys, santykių problemos, nerimas, depresija ir savižudybė. Pagal Oregono įstatymus vaikai nuo 15 metų už mokesčių mokėtojų pinigus ir be tėvų sutikimo gali atlikti lyties keitimo operaciją. Mokykloje jiems negalima duoti aspirino be tėvų sutikimo, o čia jie gali daryti tokius esminius gyvenimą keičiančius, negrįžtamus sprendimus be tėvų žinios. Amerikos psichiatrų asociacijos psichikos sutrikimų diagnostikos vadovėlyje teigiama, kad net 98% berniukų turinčių lyties tapatybės sutrikimų, jeigu nėra skatinami sutrikimo didinti, priima savo biologinę lytį jiems suaugus. Slapta daromas spaudimas šių jaunų žmonių tapatybei, juos supainioja. Tai yra mano vaikų ir mano anūkų priešai. Jie taikosi į esmę to, ką reiškia būti vyru arba moterimi. Tai pamatinis mūsų asmenybės tapatumas, mūsų vaikų, mūsų šeimos gyvenimas. Minesotos valstijos vidurinių mokyklų lyga įvedė naują tvarką, kuri sulaužė lytinės tapatybės ribas. Mokyklose neleidžiama sakyti moksleiviams, kad jie gali ar negali naudotis tam tikru tualetu. Mergaitės mokykloje kartais eina į tualetus tam, kad atsitrauktų nuo vaikino. Dabar jos negali to padaryti, nes vaikinai ją sekdami gali eiti kartu į jų tualetus.